Taip. Tai mes Viltautė, turime... dar gali mane paspausti kaip co-host? Taip. Labadiena. Sveiki. Matot, mes čia dar truputėlį irgi susikalibruojam. Tai sveiki visi. Va, matau, ir įsijungėt kameras net neprašyti, tai nežinau, gal čia jau mokote su mumis ir žinot, kad labai mėgstam jūs matyti kartu. Tai Egle, duok žinią, kažkaip mirktelk, kai paleisi transliaciją, tada pasisveikinsiu, matyt, padarysim, kaip čia būna televizijoje. Atsiprašau, gal gali host padaryti, neužtenka man, noriu daugiau. Gerai, mes be problemų. Tai va, kaip visada, su technologijom tenka kartais pasiderinti. Nieko tokio, nes prie to pratinamės ir mokomės. Taip. Tai va, tai ką kalbėjau, tai turime visiems visada prieinamą, nemokamą, atvirą Book Interneto Genijaus modulį. Tai jeigu jūs esat mokytojai, kurie jau mokote su mumis, tai jūs jį visada matote savo paskyroje. Jeigu neturit mūsų paskyros, tai galite susikurti visada bandomąją versiją. Ten tada jūs matysite net, kai pasibaigs... Taip, manau, kad mes startavom, tai pasisveikinsim ir su mokytojais, kurie mus pradės žiūrėti mūsų Facebook live. Tai šiandien čia susirenkam pasikalbėti apie specialiųjų poreikių vaikus ir informatiką ir paieškoti galių, kurias atsineša arba kurias galima atverti su visų poreikių vaikais. Mano vardas yra Viltautė, esu iš Vedlių komandos ir mes iš tikrųjų mokom informatikos jau 4 metus. Aš pati dirbu jau daugiau nei 8 metus švietimo srityje, būtent technologinio švietimo srityje. Ir iš tiesų mane pačią nuo pirmų metų labai nustebino, kai išsiuntus mikrobit kompiuteriukus, dovanojant juos mokytojams, aš visiškai neturėjau jokių lūkesčių, pavyzdžiui, specialiųjų poreikių mokykloms, nes galvojau, galbūt tai nebus jų dalykas, kurį jie norės perprasti. Ir jau nuo tada pradėjau girdėti tokius gerus atsiliepimus, kad ir mokykla, ir mokytoja, kuri dirba su specialių ugdymo poreikių vaikais, jie perprato, kažkas jiem pavyko. Iš esmės pradėjau girdėti tokius žodžius, kad atrakinamas jų smalsumas arba atrakinama jų galia ir mokiniai, kurie gal įprastose pamokose, nežinau, ar susiduria su mokymosi sunkumais, kažkokiu būdu pasitelkus technologiją, tie vaikai ir atgyja, ir pražįsta, ir nustebina ir pačius mokytojus, ir save matyt, ir klasiokus, ir tiesiog tokie, kai kuriais atvejais gal net tampa tokie technologijų guru. Tai tų situacijų yra labai labai daug ir jos lydėjo per visus tuos metus, kad vis išgirdavom. Ir vis nežinojom, ką daryti su tuo, nes turėjom daug fokusų ir kurti pačią programą, bet tas visada taip širdį lydėjo. Ir man labai labai džiugu, kad dabar partneriaudami su Google Book Interneto Genijaus modulį, mes ateinantiems 3 metams patys savo užsidedam tokią kaip kryptį, paieškoti būdų suprasti ir patys kaip komanda ir kartu su mokytojais su jumis ieškoti tų formatų, būdų, kaip mokytis iš ir su įvairių poreikių vaikais, ką galim padaryti ir išspręsti technologijų srityse ir tiesiog kaip sąmoningiau atliepti tą poreikį, kuris kyla ir suprasti tos gal pozityvųjų poveikį, kuris irgi nutinka. Tai kažkaip iš tiesų irgi mūsų komanda mes tik neriame, tai yra visiškai mūsų ir pradžia, ir paieška, ir labai labai tikiuosi, kad mokytojai jūs prisijungsite ir prie Book Interneto Genijaus modulio, jis visą laiką yra atviras ir nemokamas, ar prie bet kurio kito Vedlių modulio, kai mokote informatikos. Jeigu turėsit kažkokių istorijų, pasakojimų, pasidalinimų, gerųjų praktikų, tai labai labai kviečiu ir pokalbių lange rašyti, galbūt jeigu sugalvosit po renginio, tai po renginio parašyti. Tai žinokit, kad mes visada laukiam ir
norim pradėti tyrinėti ir geriau suprasti. Ir aišku, kad kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių, tai ir patys jau pradedam suprasti, kad galima labai labai daug mokytis nuolatos. Tai šiandien čia mes bandom irgi apsibrėžti šiek tiek ir turime lektorę mūsų šio vakaro Renatą Greimaitę, kuri daugiau turi patirties ir dirba būtent autizmo spektro ribose. Lapkričio mėnesį turėjom bendradarbiavimą su Všį labirintus būtent disleksijos ribose ir irgi ką galima iš to išmokti, tai galite irgi pasidalinsim video. Tai mokomės, einam ir man pačiai šiandien be galo nekantru išgirsti jūs, išgirsti Renatą, išgirsti pasidalinimus. Tai tuoj perduosiu savo dar kolegį ir taip pamiršau paminėti, kad turim ir mokytoją praktikę Nijolę Amšiejienę. Žinau, kad tikrai čia bus ne viena, manau, kad didžioji gal net dalis mokytojų esat ir dirbantis praktikai ir turite vienokį ar gal kitokį kontaktą. Tai, kaip minėjau, tikrai galite parašyti, ar turite specialių ugdymo poreikių vaikų klasėje. Jeigu atsakysit, man bus irgi labai įdomu suprasti, kokia auditorija. O dabar šiek tiek dar tokio įvedimo į mūsų platformą, dar kartelį gal priminimo dėl paskyrų, nes prisijungia ir Facebooko klausytojai, tai pakviesiu kolegę savo Justę, ką mes šiek tiek papildėme, parodėme mūsų būtent Book interneto genijaus modulyje. Taip, labas vakaras, tai džiaugiuosi, kad esam čia gana gausiai ir džiaugiuosi, kad vis labiau artėjam prie pačių, sakyčiau, pažeidžiamiausių mokinių. Tai šiandieną kalbame apie darbą prie kompiuterio, ar ne, ir visų vaikų, visos klasės. Norėčiau pabrėžti, kad ta medžiaga, net jeigu jinai ir bus pažymėta, kad tai yra skirta mokiniams su individualiais poreikiais, ją tikrai drąsiai galima naudoti visiems mokiniams. Gal pamatysit, kad ji net veikia geriau negu įprasta. Tai Book interneto genijus modulis tikriausiai daugumai yra matytas. Jeigu jį matote pirmą kartą, tai tiesiog trumpai tai yra modulis, kuriame yra gausybė scenarijų ir gausybė situacijų, kurios gali nutikti tiek mokiniams, tiek mums, naršant, ieškant informacijos. Ir kaip galima tas situacijas su mokiniais išžaisti, išvaidinti arba net suprogramuoti. Tai tikrai kviečiu pasižiūrėti. O dabar, jeigu kalbant apie mokinius su individualiais poreikiais, tai pridėjome papildomą temą, pavadinom ją įtraukusis ugdymas ir čia kelsime papildomą medžiagą, tai būtent renginių vaizdo įrašus, lektorių patarimus, tai, ką galės tikrai pritaikyti ir pasižiūrėti. Ir taip pat pačiame modulyje matysite, kai kur yra prie užduočių bus trumpinys SUP, tai yra mokiniams su individualiais poreikiais. Ir juose bus papildoma arba dalamoji medžiaga, arba galbūt bus įgarsinti kažkokie tai ištraukos ir panašiai. Tai pasižiūrėsit, kuri medžiaga jums veiks geriausiai. Čia yra pavyzdys užduoties, kurioje yra kalbama apie tai, kad medijoje mes tarsi matome ne visą vaizdą, o tik dalį jo, o visa kita lieka už kadro. Tai tarkim, papildoma medžiaga būtų toks tarsi vizualų išdalinimas, jeigu tarkim visai klasiai siūlome rodyti įprastai štai daugybę paveikslėlių, jie yra nepaaiškinti ir jie analizuoja, ką jie mato. Mokiniams su individualiais poreikiais siūlome tiesiog tuos vizualus išskirstyti mažesniu kiekiu ir taip pat dažnai reikia ir aprašų, apie ką yra tas vizualas, kas jame yra pavaizduota, toks apibendrinimas. Ir taip pat, pavyzdžiui, netgi būtų verta išsikirpti, tarkim, tokį nedidelį fotoaparatą ar televizorių ir pasižiūrėti per ekranėlį fiziškai ir suprasti, apie ką mes iš tikrųjų kalbam, išbandyti tai praktiškai. Lygiai taip pat Interlandas, gal esate jau žaidę internetinį žaidimą, skirtas apie internetinį saugumą, vėlgi rekomenduojame su kai kuriais mokiniais prieš tai aptarti, peržiūrėti, kokie yra veikėjai, kokios yra karalystės, kokie bus vizualai, tiesiog peržiūrėti gyvai, galbūt net atsispausdinus, o tuomet jau tik tais pereiti prie žaidimo. Tai visokių tokių pamėtėm tikrai patarimų ir dalomosios medžiagos, tikiuosi, kad naudosit. Lauksim labai grįžtamojo ryšio iš jūsų, ar tinka, ar netinka, ar norėtųsi, kad daugiau būtų, tai tikrai palaikykim visi ryšį.
Ačiū labai ir tada dar tik pridursiu, kad jeigu turit vedlių paskyrą, tai jūs matysite visą šią medžiagą tiesiog pridėta prie savo kaip vieno iš modulių sąraše, bus Book interneto genijus. Jeigu jūs neturit vedlių licenzijos, tai kviečiu susikurti bandomąją ir net po 30 dienų, kai kiti moduliai jau bus užrakinti, Book interneto genijus bus visada jums atviras. O jeigu dalyvavote mūsų skaitmeninio raštingumo kursuose, čia galbūt irgi yra tokių mokytojų, tai geriausia būtų, jeigu parašytumėt mums į pagalbą ir pasakytumėt, kad norit matyti šitą Book interneto genijų, mes jums jį pridėsime, arba tiesiog kviesime susikurti su kitu L-paštu paskyrą. Tai galbūt šiek tiek skamba taip sudėtingai, bet kokiu atveju Book interneto genijus visada yra jums atviras, tiesiog priklausomai nuo to, koks mokytojas esat ir su kokia medžiaga jau dirbate. Tai čia toks mano buvo informacinis pranešimas, tikiuosi užfiksavote. Ir ačiū labai Juste, labai tikiuosi, kad ir jums pravers medžiaga, kurią papildėm ir mes vienaip ar kitaip įdėsime ir papildysime vis metams einant, tai ten kažko vis atsiras. Na, o dabar noriu jau užleisti eterį ilgai lauktai Renatai. Mes su Renata šiek tiek prieš susitikimą irgi bandėm apsitarti, išgirsti, tai žinau, kad tikrai turi daug patirties, kurią nori pasidalinti. Tai Renata, žodis tau, mes klausom jau. Gerai. Tai sveiki gyvi. Taip, mintelę bandysiu dar pasidalinti. Matot? Matome. Matote. Taip. Tai ačiū Tautė už pristatymą. Aš ruošdamas šitam pristatymui susigalvojau tokį pavadinimą, perkuriau jį susigalvojau. Nu, tai bus pranešimas apie autizmo spektre esančius mokinius, jų ugdymo ypatumus, pagrindiniai aspektai taikant technologijas. Po to pagalvojau, nu ne, aš pervadinsiu ir padarysiu kitaip. Padarysiu galių turintis mokiniai, ir ne? Jų ugdymo ypatumai, pagrindiniai aspektai taikant technologijas. Kodėl stengiausi nevartoti, nepasirinkti šiandien to SUP, todėl kad vakar dar teko dalyvauti seime ir klausytis bandymų pakeisti šiek tiek švietimo įstatymą apie vaikų turinčių poreikių ar ne ugdymo galimybės ir perspektyvas. Tai aš galvojau, kad vienu žodžiu visus vaikus, kurios šiandien darbinis pavadinimas yra specialių ugdymosi poreikių vaikai, tebūnie jie gali turintys vaikai. Tai tiesiog toks kaip įvadas į tai, apie ką šiandien noriu kalbėti, tai, apie ką šiandien aš kalbu, ateina iš praktikos, dažniausiai dirbant su mokiniais esančiais autizmo spektre, mokiniais, kurie dažniausiai yra, na, sakykime, ugdymo procese neįtraukiami, neįvertinti ir nepakankamai atskleisti. Tai aišku, visi, kai mes mokytojai labai norėtumėm dirbti su tokiais gabiais ir talentingais kaip Greta, ar ne, Thunberg, arba kaip Elonas Muskas, tai būtų tikrai labai įdomu, galėtumėm labai daug nuveikti, bet dėja į mūsų ugdymo įstaigas ateina vaikai, kurie iš tikrųjų turi labai daug poreikių ir dažniausiai jie yra neatsiskleidę, jie laiku nėra gavę reikiamos pagalbos ir todėl jų gebėjimai ne visada atliepia to, ko reikalauja bendrosios ugdymo programos, nes tiesiog, tarkim, negavo tie vaikai ankstyvosios intervencijos, laiku buvo neužfiksuoti jų įgūdžiai, kurių jie neturi, nebuvo su jais dirbama ta linkme, na ir todėl, kaip sakyt, mes negalėjome atskleisti pilno potencialo šitų vaikų. Na, mano kalbėjimas šiandien apie tai, kaip reikėtų įgalinti mokytis, tai tų įrankių yra labai daug
Ir aš manau, kad šiandien tie, kurie susirinko, tai jie yra įgalinti mokytojai, kadangi jie atėjo mokytis pas jūs ir jie jau žino, kad kadangi jie yra įgalinti ir jie gali įgalinti kitus. Tai čia yra labai svarbus dalykas, bet bendram tokiam, kaip sakyti, ar galbūt išprasimui, ar kaip prisiminimui, pakartokim, ko labiausiai reikia, ar ne? Tai reikia įgūdžių. Ir vieną iš svarbiausių įgūdžių aš norėčiau paminėti, tai būtent atstovavimą ir įgalinimą. Kiekvienam mokytojui, kurio klasė ateina mokiniai turintis galių, ar ne, aš matyčiau kaip pagrindinį tokį tikslą norėti ir būti įtraukiojo švietimo dalininku ir visokiais įmanomais būdais skatinti mokinių, būtent kuriems reikalinga pagalba, įtraukti. Tai turėti įgūdžių atstovauti ir įgalinti kitus, ar ne? Bendradarbiauti, aš jau čia nediskutuosiu tą temą, būti pozityviam ir palaikyti pozityvią kultūrą mokykloje. Taip. Kitas yra labai svarbus dalykas yra konteksto suvokimas, kai mūsų ugdymosi įstaigas ateina vaikai, šiandien kalbu daugiau apie autizmo spektre esančius mokinius, ar ne, mes turime iš tikrųjų suprasti, kad ateina, mes esame neurotipiški, ar ne, į mūsų ugdymo procesus įsitraukia vis daugiau mokinių, kurie atstovauja neuroįvairoviai. Ir būtent mes turim mokėti ir suprasti tą įvairovę, mes turim būti pasirengę ją priimti, ar ne? Mes turim būti pasirengę nužengti nuo tokio tradicinio ugdymo metodų ir principų ir būti labai labai lankstus. Ir dar kitas labai svarbus dalykas yra turėti gerą tokį matymą, kaip prieiti prie kiekvieno vaiko, ypatingai to, kuriam reikalinga pagalba, ar ne, kokiom technologijom aš galiu naudoti, ar nuo žemųjų technologijų, ar iki pat aukštų technologijų. Taip, ir kitas dar labai svarbus aspektas, tai yra tas vadinamasis empatiškumas ir jautrumas. Tai gebėjimas įsijausti ir pamatyti, kaip jaučiasi mokiniai, kuriems būtent trūksta tam tikrų įgūdžių arba, sakykime, jie neturi patirties ar kompetencijų atlikti įvairias užduotis būtent dėl to, kad ar sutrikimas ar kokia kita negalia tiesiogiai paveikia jų gebėjimą dalyvauti ugdymo procese. Tai man čia tokie yra patys svarbiausi dalykai, į kuriuos turėtume mes kaip švietimo sistemoje dirbantis mokytojai atkreipti dėmesį. Na ir kadangi pati esu ir praktikė ir dirbau su įvairių poreikių vaikais, galbūt labiausiai mane pakeitė mano požiūrį į ugdymo procesą, būtent mokiniai esantis autizmo spektre. Ir aš supratau, kad su kiekvienu vaiku, su kuriuo tu dirbi, jeigu tu atrandi raktą į jo pasaulį, tai tu gali iš tikrųjų jį atrakinti ir gali įtraukti į akademinės veiklas. Na, tai dabar trumpai, čia nėra paskaita apie autizmą ir aš visiškai nesiruošiu kalbėti apie autizmą vien tik tai. Bet yra tam tikri momentai, kuriuos mes turim prisiminti ir galvoti, jeigu mūsų klasė ateina būtent mokiniai esantis autizmo spektre. Kitas dalykas, ką dar noriu pasakyti, kad mano patirtis rodo ir mokslininkai apie tai rašo, kad dažniausiai tas strategijas, praktikas, paramos formos, mokymo metodus, kuriuos mes taikome būtent autizmo spektre esantiems mokiniams, mes galim pritaikyti įvairiems mokiniams. Įvairių poreikių, net ir neurotipiškiam mokiniam autizmo spektrui taikomi mokymo metodai tik prisideda prie jų akademinių rezultatų gerovės. Tai va, kas būdinga ar ne vaikam, tai yra polinkis laikytis rutinos ir jeigu jūs ruošitės informatikos pamokai ir jūsų vaikas, mokinys esantis autizmo spektre atlieka kažkokią tai veiklą, kurie jam yra svarbi, nebandykite, sakykime, tos veiklos nutraukti, būkite kantrus, išlaukite, kol jis tą veiklą atliks iki galo. Taip, būtent šiai mokinių grupiai kartais labai sunku yra savarankiškai inicijuoti veiklas, organizuoti, atlikti tas veiklas nuo pradžios iki pabaigos. Taip, ypatingai tas veiklas atlikti, kurios turi ne vieno kelis etapus. Ir vėlgi aš įsivaizduoju kaip informatikos pamokos, tai yra
Tai yra veiklos dažniausiai, kurios užima daugiau nei vieną žingsnį. Tai yra veiklos sudarytos iš tam tikrų etapų. Taip, tai būtent, kai mes kalbame apie autizmo spektre esančius vaikus, mes turim galvoti, kad jiems gali kilti sunkumų. Taip, jiems gali sunku kilti pasinaudoti įgytomis žiniomis, susieti vieną dalyką su kitu, ar ne? Tie mokiniai, tik nedidelė mokinių grupė gali būti orientuota į detalės ir pastebėti detalės, ir mes galime vaiko tą gebėjimą pastebėti arba ten, sakykime, tekste arba kažkokiam tai ten brėžiny detalę, mes galim įvertinti kaip vaiko talentą, kaip gebėjimą, bet jeigu, sakykime, perkelsime tą jo gebėjimą į teksto skaitimo pratybas, mes pamatysim, kad jo susikoncentravimas į vieną žodį tekstą arba į mažą paveikslėlį gali iš esmės turėti neigiamos įtakos ar to teksto suvokimui, ar ne? Tai vienur gebėjimas susikoncentruoti į detalę gali būti kaip, sakykime, kaip talentas, kaip stiprioji pusė, bet kitoje akademinėje veikloje tai gali būti, sakykime, stabdis ir trukdis, ar ne, vaikui tinkamai parodyti savo gebėjimą. Dar ką norėčiau atkreipti dėmesį, tai būtent į specifinę kalbos raidą, ir kadangi aš su kolegė mes dirbame skaitimo tokiuose užsiėmimuose, į mūsų užsiėmimus ateina autizmo spektre esantis mokiniai, kuriems yra šita vienintelė diagnozė kaip autizmas, tačiau vaikai turi labai daug kalbos ir kalbėjimo, sakykime, sunkumų, turi skaitimo ir rašymo sutrikimų. Ir mums kaip specialistams reikia vis dėlto pirmiausia pamatyti, atskirti, kad tai kur yra autizmas, o kur yra būtent, tarkim, kalbos ir kalbėjimo sunkumai. Ir aš būtent šito pasisakymo metu parodysiu, kaip mes bandom pritaikyti technologijas, ar ne, padėti vaikam susidoroti, sakykime, net su teksto skaitimo sunkumais. Taip. Ką dar mums reikėtų žinoti apie autizmo spektre esančius vaikus? Labai sunku vykdyti žodinės instrukcijas. Mokytojai labai mėgsta kalbėti, mokytojai mėgsta kalbėti, jiems patinka, dažniausiai kalba 50% pamokos. Taip, tai mokiniai, kurie nesugeba sekti žodinės informacijos, jie tiesiog pamiršo, apie ką mokytojas kalbėjo, arba prisiminė tik pirmąjį žodį, o paskutinio jau nebeprisimena. Tai vėlgi, galvojant apie autizmo spektre esančius mokinius ir kaip mes ruošiamės pamokoms, mums reikia jų formuoti tokį naują įgūdį, nueiti nuo žodžinių instrukcijų ir pereiti prie rašytinių arba kažkokių tai vizualinių instrukcijų, ar ne? Nepamirškime, kad autizmo spektras tai yra būtent socialinių įgūdžių stoka. Socialinių įgūdžių stoka būtent yra labai dažnai pamokų metu, sakykime, kylančios ar konfliktinės situacijos, ar pertraukų metu kylančios konfliktinės situacijos, būtent kyla dėl to, kad dėl nepakankamai išsivyščiusių šitos mokinių grupės socialinių įgūdžių. Taip, ir jiems yra labai sunku suprasti, pavyzdžiui, skaitoma informacija tekste, ir jie negali juos interpretuoti, todėl kad neturi tam tikrų, sakykime, įgūdžių. Ir čia būtent nulėmė, sakykime, nepakankamai išsivyščiusi proto teorija. Neįprasta sensorika. Taip, vėlgi mes mokytojai, kaip mes organizuojame ugdymo procesą mokykloje, kaip mes kaip vadybininkai organizuojame pamoką, kokį mes klasės valdymo būdą pasirenkame, ar mes vėlgi valdome klasę balsu, pakeldami balso toną, ar ne, ir jeigu mūsų klasė yra sensoriškai jautrus vaikai, mes turime netinkamą elgesio apraiškas. Tai vėlgi neįprasta sensorika, mūsų vaikas turintis neįprastą sensoriką pamokų metu, ką tai reiškia? Tai reiškia viena arba dvi sensorinės pertraukos, ar ne, kurias mes turime sukurti ir būtinai organizuoti, leisti visiems vaikams dalyvauti toje sensorinėje pertraukoje. Tai kitas labai svarbus momentas yra vykdomosios funkcijos ir būtent akademinė veikla. Tai mes čia labai dažnai susiduriam su mokinių negebėjimu atlikti užduočių.
negebėjimo atlikti savarankiškai užduočių, negebėjimo inicijuoti užduočių. Ir tai nesvarbu, ar tai būtų veikla, sakykime, kompiuterė, ar tai būtų veikla vadovėlėje veikla, ar mes turėtumėm kažkokią tai užduotį atlikti. Tiesiog tokių mokinių negebėjimas atlikti, inicijuoti užduotį ir ją atlikti iki galo, ar ne? Tai vėlgi informatika, tai sakykime, yra dalykas, kur mokiniai skaito, taip, jie turi skaityti, tai mes iš karto matome, kokie iššūkiai gali kilti, ar ne, sakykime, kokių įgūdžių reikia skaitant. Tai reikia žinoti prasmės stebėseną, taip, reikia gebėti analizuoti schemas, įsiterpia tam tikri kūrybiniai elementai, ar ne, klausimai, sakykime, prasmės įvardymas, išvadų darimas. Ir būtent tie mūsų mokiniai, apie kuriuos šiandien aš kalbu, gali turėti tam sunkumų. Tai ką mes dar kaip mokytojai galim atkreipti dėmesį, kad dėl vykdomųjų funkcijų nepakankamo išsivystymo, šita mokinių grupė labai dažnai yra netinkamai, jų elgesys įvardinamas netinkamai, sakykime, kad jie manipuliuoja, kad jie tingi, ar ne, bet būkime budrus, pamatykime iš tikrųjų, ar tai yra elgesio funkcija išvengti akademinės užduoties. Net jeigu jie naudoja kažkokį tai elgesį, kad išvengtų užduoties, tada yra priežastis pagalvoti, ar ta akademinė užduotis, kurią mes jam pateikėm, yra pakankamai suprantama mokiniui, ar ne, ar jis tiesiog neturi įgūdžių ir tada renkasi tam tikrą strategiją, tam tikrą netinkamą elgesį, kad išvengtų akademinės užduoties. Tai čia yra daug tokių niuansų, kai mes kalbam, ar ne, apie autizmo spektre esančius mokinius ir pasirengimą pačiam ugdymo procesui ir pačiai pamokai, ar ne. Vėlgi labai svarbu yra dar kalbėti apie centrinės darnos teoriją ir sunkumai suvokti visumą ir teksto suvokimas. Tai aš jau čia pradžioje šiek tiek užsiminiau, kad mes galbūt turime mokinių, kurie yra labai atidūs ir pastabūs detaliai, ir tai būtent yra labai svarbu, kai mes darome kažkokias tai užduotis, kurie reikalinga atkreipti vaikų dėmesį būtent į detalės. Bet jeigu mes ilgai duosim jiems skaityti tekstą ir jis tame tekste nuklys į detalės, tikslas, sakykime, nebus pasiektas, ar ne? Tai vėlgi turim žiūrėti, kokie vaikai ateina į mūsų klases, kokie jų gebėjimai. Na, čia aš gal šiek tiek trumpinsiu, ar ne? Dabar norėčiau bėgti per pagrindinius pasiruošimo pamokai ypatumus, ar ne, apie pamokos struktūrą. Ir aš perbėgsiu per daug įvairiausių vizualų, kad jūs atkreiptumėte dėmesį, apie ką reikia galvoti, jeigu mūsų klasė yra mokiniai esantys autizmo spektre, bet ne tik. Struktūravimas ir vizualizacija yra labai svarbi ir neurotipiškiam vaikam, ir pamokos, sakykime, vadybiniai, tokiam sklandžiam pamokos vedimo būdai. Taip. Tai dabar aš čia turiu įvairių veiklų struktūravimų. Kur beeisit, kur bežiūrėsit, visur yra struktūruotos veiklos. Visur. Ar tai būtų pamoka struktūruota, ar tai būtų visos dienos struktūra, ar tai būtų vieno užsiėmimo veikla struktūruota, kokią begalim mes tą veiklą struktūruojam. Tai, tarkim, jeigu mes kūrėme pamokos planą ar užduotį būtent informatikos pamokai, mes turime turėti vizualinę, ar ne, sakykime, struktūrą. Čia aš duodu jums tiesiog kaip pavyzdį, kai vaikai nemoka pasiruošti pamokai, tai yra vėlgi vizualinė struktūra, pastiprinta ir piešiniu, ir tekstu. Veikla yra struktūruojama. Čia duodu jums pavyzdį dienos struktūros, ar ne, mūsų vaikai turi žinoti, kaip ateiti informatikos pamoką. Jeigu jie nežino, kur yra informatikos kabinetas, jie turi žinoti, kaip į tą pamoką ateiti. Taip? Tai pati pamoka informatikos yra tik tai dalis, sakykime, proceso, ar ne? Dar reikia labai daug kam pasiruošti. Kaip aš sakiau, jeigu vaikai neturi pakankamai gerai išvystytų įgūdžių, tai mes turim dar galvoti, kaip jam, sakykime, kai kuriem reikia padėti ateiti į informatikos pamoką, jeigu informatikos pamoka yra kitam gale, kitam mokyklos pastato dalyje, ar ne. Net jeigu vaikas ateina į
į pamoką, mes turim galbūt jam padėti pasiruošti pamoką, nes jisai neturi įgūdžių pamoką pasiruošti. Tai čia vėlgi, spektras yra labai platus. Taip, vaikai yra labai įvairūs ir mes būtent rengiamės ir ruošiamės, ir užduotis ruošiame, kuriame būtent atsižvelgiami į to vaiko poreikius. Vėlgi čia įvairios struktūravimo formos. Taip, kitas labai svarbus elementas - laiko struktūravimas. Taip, laiko struktūravimas, kiek rengdami užduotis ir informatikos pamokoje, ar mes tą, sakykime, laikmatį surandame programėlę, kuri ekrane yra ir rodo vaikui, kiek liko laiko, taip, ar mes padedame vaikui prieš akis laikmatį, taip, bet laikmačio turėjimas visiems vaikams labai reikalingas, bet būtent autizmo spektre vaikui tai ypatingai reikalinga, kiek liko laiko iki užduoties atlikimo. Tai va. Toliau, ką dar norėčiau pabrėžti, tai vėlgi pamokos struktūravimas, dienos struktūravimas, įvairiausių, čia aš irgi rodau kaip iš nuotolinio mokymo metu, kai man teko dėstyti ar ne, tai vat kaip buvo struktūruota pamoka, koks buvo pateiktas vizualas ar ne, bet tam, kad mokinys galėtų virtualioje erdvėje dirbti savarankiškai ir naudoti štai tokiom struktūrom, jis realiam gyvenime turėjo gebėti, turėjo tam tikrus įgūdžius, ar ne, pasiruošti pamoką ir dalyvauti veiklose. Vėlgi, veiklos struktūravimas. Kai kuriems reikia juos motyvuoti, reikia pirmiausia duoti jiem pasirinkti įdomią veiklą kaip apdovanojimą, ar ne, bet tai vėl yra struktūra, ar ne, tai yra vėl veiklų struktūravimas. Galbūt vėlgi jūsų mokinys nenorės įsitraukti į informatikos pamoką, jeigu jis nebus motyvuotas. Tai tada mes taikom tokį priemoko principą, pirmą tada, tai irgi yra struktūra, jinai irgi gali atsirasti, kaip sakyta, informatikos pamokos, sakykime, ekrane kažkokiam, kuris kurite ar programėlę. Na, toliau užduočių temų planavimas, vėlgi vizualizacija, ar ne, kalendoriai, tai turi atsirasti, vaikai turi matyti, kiek laiko užtruks, kol tą užduotį aš galėsiu atlikti, ar kada aš ją privalėsiu atlikti, ar ne. Tai vėlgi mes einam viską darom per vizualizaciją, taip. Na, toliau pačių užduočių rengimui tam tikros specifinės techninės specifikacijos reikalingos, ar ne. Tekstas neturi būti užgrūstas, šriftas turi būti pasirenkamas toks, kuris būtent pritaikintas, sakykime, žmonėm turintiem tam tikrų sunkumų, ar Tahom, ar Verdana, teksto išdėstymas, nesugrūsti užduočių, ar ne, klausimai tekste paryškinti, jeigu yra tekste, mokinys turi kažkokią įrašyti atsakymą, tai tarkim palikti vietos numatyti, ar ne, simbolių pažymėti, įrašyti atsakymą. Na, tai tas tekstas vėlgi labai paruošimas fonas, ne, kokiam fone mes tą užduotį pateikėm. Mes galim galvoti apie tai, kad autistiški vaikai irgi yra labai jautrus spalvom ir kai kurių spalvų ryškių naudojimas galbūt irgi sukelia tam tikrą susierzimą, tai mes turime galvoti. Čia vėl aš pateikiu jum labai daug struktūrų, jos yra, aš turiu jas ir, kaip sakyti, ir virtualioje erdvėje, bet kai kurie mokiniam naudoju tiesiog ir spausdintą tekstą, ar ne, kad jie matytų, vėlgi matot, visur yra struktūra, visos užduotys yra struktūruotos. Toliau kitas labai svarbus momentas, tai vizualizacija ir aiškumas. Taip, tarkim, net jeigu mes naudojam kažkokiai tai teksto analizai, ar ne, mes kuriam labai paprastas instrukcijas. Na, dabar čia, pavyzdžiui, aš duosiu, kaip nedaryti, ar ne, čia yra tekstas, tekstas yra vizualizacija ir aiškumas, ar ne, ir tekste yra parašyta noriu šuniuko, taip, kaip minkštakalė meškutė, jis suspaudė glėbyje mamą. Tekstas buvo apie mergaitę, kuri labai norėjo šuniuko ir autorius panaudojo palyginimą, kad ji kaip minkštakailė meškutė ir pavaizdavo vietoj mergaitės meškutę. Tai dabar autistiški vaikai, ar ne, sakykime,
jie labai, kurie yra vizualūs, kurie mokosi per paveikslėlius, gauna labai klaidingą informaciją. Kai paklausiu mergaitės, tai kas yra pagrindinis veikėjas, jį iš karto įvardins, kad tai yra meškutė, ar ne? Tai vadinasi, tekstas ir vaizdas, kuris iliustruoja arba pastiprina tą tekstą, turi būti labai aiškus. Taip, turi būti labai aiškus, be interpretacijų. Na, toliau vėlgi, perkeltinė prasme, jeigu mes keliame į virtualią erdvę, rengiame užduotis, jos turi būti labai aiškios mokiniams. Čia matot, kaip yra mokoma, jeigu vaikai kažko nesupranta, kaip yra mokama, jiems duodama galimybė nupiešti, kaip jie supranta idėją. Tai kai jūs duodate jiems užduotis, ar ne, ir jeigu ten yra kažkokios perkeltinės prasmės žodžių, įsitikinkite, kad jie moka ir supranta. Taip, toliau kitas yra dalykas, kada mes pateikėme vėlgi užduotis ir duodame teksto labai daug. Tai čia tas TLDR, tai vadinasi too long didn't read, ar ne, vaikai gauna tokį tekstą, jie iš karto atmeta, jie iš karto jo neskaito, bet galima būti, kadangi tekstas apie muziką, galima dėti labai ryškų, ar ne, kažkokią tai vaizdą, kažkokią tai vizualizaciją, kad ji pati už save kalbėtų, o tekstą perpus sumažinti. Tai vat, užduočių rengimas, pateikimas, jisai turi būti būtent atsižvelgiant į tuos specifiškumus. Kitas svarbus momentas, tai yra užduoties analizės. Aš, Viltute, kiek dar minučių turiu? Aš jau pasimetusi, dabar žiūriu, kiek čia laiko liko. Nu, maždaug 6 minutės. Gerai, tai užduoties analizės metodas, čia jeigu nueisite į sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrių, tai rasite daug informacijos, bet esmė, ką aš noriu parodyti, kad kai kurie mokiniai atlikdami užduotis ar kompiuterio internetu, jie negali jos atlikti, kadangi jie nežino visų žingsnių. Tai vat mūsų, kurie rengiam užduotis, ar ne, mes turime labai aiškiai numatyti žingsnius, tai surašyti ir iliustruoti. Tai praleisiu aš dabar čia šitą momentą. Tai vat užduoties analizė, ar ne, jinai surašoma yra logiškai žingsniais, ką mokinys turi atlikti. Taip, ir kiekvienas žingsnis yra iliustruojamas, pastiprinamas vaizdu. Tai tokių užduočių parengimas vaikam, kurie turi labai didelių poreikių, labai reikalingas. Na, taip dabar praleisime čia trupučiuką. Kai mes darome užduoties analizę, rengiam užduotis mokinių savarankiškų darbui, ką mes galim padaryti, mes galim iš karto pritraukti dar vieną intervenciją, tai yra ugdyti mokinių savarankiškumą. Ir aš čia parodysiu, kaip ugdyti mokinių savarankiškumą, leidžiant jam programėlėje ar, sakykime, veikloje, kuris atlieka, pasižymėti, ir jis atliko tą užduotį savarankiškai ar su pagalba. Vėlgi, kai mes kalbame apie technologijas ir technologijų naudojame būtent autizmo spektre mokinius, pirmiausia, mes turime atsakyti klausimą ir žinoti išankstinės sąlygas. Ar tie vaikai, kurie ateina pas mus, ar ne, ar jie turi kompiuterinio raštingumo įgūdžius? Yra gerai, nėra, ką darom, taip? Toliau taikom užduoties analizę ir aš jau duodu jums pavyzdį iš savo praktinės veiklos, prisijungimo prie kompiuterio žingsnį ir po to darbas su kompiuteriu, ką reiškia jau. Tai pirmiausia, įsitikinu, ar vaikas geba, ar ne? Toliau praleidu, dabar toliau noriu pasidalinti labai man aktualiu dalyku, kadangi į mūsų akiratį patenka labai daug vaikų, kurie turi skaitymo problemų ir skaitymo sunkumų. Tai mes asmeniškai vadovaudomis iš šituo nutarimu, ar ne, bandau kuo daugiau įtraukti šnekos sintezės arba, sakysim, tekstų speech, angliškai, ar ne, priemonių. Ir dabar aš buvau lindusi į jūsų puslapį, ar ne, buvau lindusi puslapį ir
ir kai ką dar norėsiu, kaip sakyt, kaip pasiūlyti, arba kaip dar galima būtų, sakykime, patobulinti ar kažką dar padaryti. Tai pirmiausia, tai kai mes kūrėme va tą tekstą, tai geriausia jį ant balto teksto, sakykime, juodomis raidėmis nerašyti, o tiesiog padaryti švelnesnį tokį arba pilką spalvą, ar ne, pateikti. Tada vaikai geriau mato ir priima tą tekstą. Dabar, jeigu matote čia kairėje, kur yra parašyta Immersive Reader, labai gerai, kai visos užduotis, kurios yra pateiktos, sakykime, virtualioje erdvėje, turi būtent tą įtraukiantį skaitytuvą ir vaikai, kuriem yra sunku skaityti tekstus, jie gali perskaityti užduotį, kompiuteris jam perskaito. Tai tada jie geriau įsitraukia ir atlieka tą pačią užduotį. Taip? Tai į tekstą įtraukti įtraukiančio skaitytuvo funkciją. Toliau juodos spalvos tekste, ar ne, baltam fone vengiam, keičiam būtent į pilką, kaip jau minėjau, vėlgi įtraukiantį skaitytuvą. Ir dar norėjau pakalbėti apie aiškių mygtuko žymėjimą, ar ne. Tai va čia puikiai buvo irgi žiūrėti įrašą, labai puikus padarytas ir čia labai atrodyti puikus. O pavyzdžiui, reikėtų vengti tokių dalykų, kad tai yra ženkliukas ir ten nieko nėra paaiškinta, ką daryti. Tai va čia prieš tai kitoje skaidruolėje aš irgi pažymėjau perkruk užduoties projektą ir jį apžvelk, yra toks mažiukas trikampiukas. Tai galbūt čia turėtų kažkoks, kaip būtų, kaip paraginimas ar ne, kažkoks paaiškinimas, ką tas ženklas reiškia. Tai va, tai kai aš kuriu užduotis ar ne, aš susiduriu pati su tokiais sunkumais, kaip pateikti tekstą vaikui, kad jisai būtų kuo suprantamesnis, kad jis kuo labiau savarankiškiau galėtų atlikti tuos žingsnius. Na ir tai va, taip pat jūsų tą vieną užduotį irgi galima, galvojau, papildyti irgi su savireguliacijos strategija, kur galima irgi galbūt parašyti, kad atlikau su pagalba ar atlikau be pagalbos, kad jisai ir gautų kažkokį tai vertinimą kaip prizą, kaip skatinimo sistemą, kad jį motyvuotų toliau prisijungti prie tų užduočių. Nes vėlgi skatinimo sistema labai yra svarbi įtraukiant vaikus į tą ugdymosi procesą. Taip, na ir čia yra vėlgi tos šnekos technologijos, tai mūsų vaikai neskaito, tai būtent įtraukimas, ar kaip pavyzdį duodu, kaip tildė, ar ne, arba raštyje LT, kad kompiuteriai vaikams skaitytų tekstus, ypatingai tiem, kurie neskaito. Tai čia aš irgi parodau jums tokią užduoties analizę, kaip vaikui pačiam, sakykime, persikelti tekstą, ar ne, pačiam skaityti tekstą su kompiuterio pagalba. Va, ir taip pat yra užduotis, sakykime, kur vaikams sunku atlikti rašto užduotį, tai būtų labai gerai, kad irgi būtų tokia kaip balso sintezė, kad vaikas galėtų pasakyti, aišku, čia vėlgi priklauso nuo vaiko kalbos ir kalbėjimo sutrikimo, bet tas kalbos ir kalbėjimo sutrikimas galbūt, pavyzdžiui, jis kalba neaiškiai ir ta funkcija negalės jam pasitarnauti, nes kompiuteris tiesiog neatpažins, ar ne? Va, ir vėlgi pritaikymo įrankiai rašto darbam, tai Office 365, tos funkcijos, kur gali vaikas ir padiktuoti, ar ne, ir gali jam išversti ir žodžius numatyti. Tai būtų labai smagu, kad būtų galimybė tokių, kaip sakyt, pritaikymų ir jūsų rengiamuose mokymo medžiagoje, kad būtų tokių daugiau pritaikymų ir tai padėtų būtent vaikam įsitraukti į tą ugdymo procesą. Pirmiausia, juos motyvuoti, ar ne, ir tada leisti jam dalyvauti, duoti įgalinimą, leisti rinktis jiems ir, aišku, gauti kažkokį tai po to vertinimą arba, sakykime, įsivertinimą, kad ten tau puikiai pavyko, ten tu savarankiškai atlikai užduotis. Tai aš jau maždaug viską taip subėriau kaip žirnius, tikiuosi. Ačiū labai. Labai dėkinga, Renata, ir
už tą tokį apžvelgimą ir kad ir mūsų pratybas čia apžvelgė Renata tose paskutinėse skaidrėse, tai čia buvo paimta pora, tiesiog mačiau skrinšotų iš mūsų Taip, pratybų žingsnelių, būtent čia gal kas mažiau dirbęs. nenurodžiau šaltinio, atsiprašau, bet jau... Viskas gerai. Tai tiesiog kažkaip irgi sureaguoti, tai, nes mes iš tikrųjų tikrai to ir prašom ir vis klausom, tai man aišku įdomu ir kaip mūsų mokytojai, ar galit ir parašyti, aišku, ar buvo kažkokių gal naujų minčių, galbūt kažką ir taikot. Renata tikrai nemažai šnekėjo ir apie tą struktūravimą užduoties ar pamokos arba užduoties analizę ir skaidymą, kas man irgi buvo pakankamai naujas metodas. Aišku, aš ir nedirbu klasėje, nesu mokytoja, tai tik priimu tą tokią informaciją. Galvojau, gal Renata, kaip manot, ar mūsų pratybose kai kurios sąlygos irgi turėtų, nežinau, turėti pačios pavyzdžiuose buvo daugiau ir to vizualo, ar nesusikrau kuprinę ir ten iš karto kuprinės kažkoks emocija. Tai ar galvotum, kad ir mums reikėtų pagalvoti tokių emotikonų, kaip čia tų jaustukų daugiau pridėti, ar ne, nebūtinai, ar ne visais atvejais? Na, gal čia, sakykime, vėlgi, kaip aš sakau, čia aš kalbu dabar apie spektrą, tai spektras yra labai platus, bet šiaip pats pirmas principas tai yra vaikų sudominimas. Manyčiau, kad turėtų atsirasti funkcija, pavyzdžiui, net ir temų pasirinkimas, ar ne, įgalinimo elementai, tai temų pasirinkimas, kad aš galiu daryti tą arba galiu daryti tą, ar ne, tai mes jau šitą leisdami pasirinkti vaikam, mes juos įgalinam, ar ne, arba, pavyzdžiui, jeigu ten temas parenkam, kurios, sakykime, ten susijęs su realiu gyvenimu, ar ne, tai užduočių pateikimas vaikam aktualiom temom, tai irgi yra kaip motyvacija, ar ne, tai sakyčiau, pasirinkimas labai svarbus momentas. Aišku, labai yra svarbus momentas vaikam, sakykime, savo progreso, sakykime, tik tai savo progreso stebėjimas, ar ne. Mes, pavyzdžiui, skaitymo užsiėmimuose auginam pupą ir matom, kiek mes ten paaugom, ar ne. Na ir aišku, tada tas apdovanojimas, tas paskatinimas, vėlgi jisai gali būti žodinis, gali kaip iššokantis kažkoks tau pavyko, ar ne, arba audialinis gali būti ten kažkas tai iš ekrane iššoka ir taip, bet šiaip dėl bendro tokio kaip pritaikymo, tai man atrodo galimybė tekstą perskaityti yra labai svarbi, galimybė tekstą perskaityti kelis kartus, pasiklausyti, galimybė savo atsakymą įrašyti balsu pagal universalaus dizaino mokymosi principus yra labai svarbu. Sakykime, aš tai maždaug taip bendrai. Ačiū, super. Matau, ir mokytojas dėkoja, kad buvo ir informatyvu, ir kad naudinga, ir kad idėjos puikios, tai gal tokį darau išvadą, kad galbūt kažkas tikrai ir naujo buvo. Jeigu kiltų klausimų, labai kviečiu rašyti ir pasinaudoti progą, kad turim Renatos dėmesį ir eterį, tai tikrai užduokit klausimą, jeigu kažkokių kyla. Aš galvoju, kol jūs galvojat klausimus, pakviesiu gal ir Nijolę, mūsų mokytoją Nijolę Amšiejienę, kuri yra praktikė, jeigu nesuklysiu, pradinių klasių mokytoja, ar ne, kuri dirba jau kelintus metus su Vedlių programa ir tikrai yra išbandžiusi ir mano minėtų Būk interneto genijaus modulį ir turi ir specialiojo ugdymo poreikių vaikų. Tai Nijolė, gal jūs irgi šiek tiek išplėstumėt tokia labai iš praktinės ar ne pusės, vis tiek dauguma čia mokytojų yra vienaip ar kitaip ar pabandė Vedlius ar mokėsi, tai irgi gal kokia jūsų patirtis, matyti ir sėkmės, ir iššūkiai, ar jūs kažkokius tai papildomus metodus taikot, ar kažkurie veikia, tai labai būtų įdomu išgirsti. Sveiki visi dar kartelį. Na, labai daug lektorė įsakė, tikrai būdų tokių, o šiuo metu aš mokau ketvirtokus, turiu tik tai neformalaus užsiėmimo vieną savaitinę pamoką ir informatiką integruoju į įvairių dalykų pamokas. Turiu porą ypatingų vaikų, kaip aš vadinu juos, ir kaip mes mokomės.
Tai aišku, nei iš vieno vaiko nereikalauju daugiau, negu jis sugeba tas mokinys atlikti. Vedlių medžiagą tikrai labai naudojuosi ir išbandau. Ir patinka labai suskirstyta žingsneliais, tačiau submokinukai, kaip vadina, tai jiem tie žingsneliai mums nepatogu, kadangi atliekant projektinę perkuriant užduotį reikia vaikui sugrįžti į žingsnelius ir vėl eiti į perkuriamą projektą, tai aš naudojusi ir atprinteriuoju vaikui, kad čia būtų po ranka, čia ir dabar matytum, ką mes turim iš eilės atlikti. Tada, nes kitaip jisai susierzina, pasimeta, kad nekiltų tokių problemų pamokoje, viskas eitų sklandžiai, tai geriau atprinteriuoju. Na, pamokos vyksta dažniausiai informacinių technologijų kabinete. Jau mes pripratom prie pokyčių, mokinys žino savo sėdėjimo vietą, turi savo kompiuterį nuolatinį, turi savo aplanką, kur deda darbelius, jį žino jau kelią į kabinetą, žino, kaip sugrįžti į klasę atgal iš kabineto. Ir ruošdamasi pamokėlėm tikrai labai atidžiai renku metodus. Tai rašytinės visas instrukcijas tikrai padidinu šriftą, kad būtų lengviau, greičiau perskaitytų. Na ir yra perkurti užduoties, yra dažnai pateikti šablonai, tai būtinai prieš pamokėlės ruošdamasi peržiūriu aš tuos šablonus. Ar mano vaikas sugebės atlikti tiek, kiek jam palikta, ar ne. Jeigu aš nusprendžiu, kad jam tikrai bus per daug, jis nesuspės laike, ar tai yra sunkesnių užduočių, tuomet aš namuose užduotėlę padarau į priekį ir palieku tik tiek vaikui atlikti, kiek tikrai žinau, kad jis atliks užduotėlę ir pajus tą džiaugsmą atlikęs užduotėlę, nes tikrai kiekvieną perkuriant projektuką, kurį mes darom, tai jis labai nori pasidalinti, kai dabar yra pasidalinimas pratybų, ir arba atsisiųsti į kompiuterį ir įsikelti į savo aplanką. Ką dar? Tikrai labai žingsneliai padeda, mokomės labai po mažą dalelę. Toliau labai kadangi vaikų darbos greitis nevienodas, yra labai gerai įvaldžiusių technologijas ir greitai pabaigia ir labai nori pasidžiaugti, kad aš jau pabaigiau, tai mano mokinukas labai reaguodavo į tokius garsinius signalus. Reiškia, jau jis nespės, jau jam laiko nėra ir taip toliau. Tai tokiem dalykams aš labai dažnai naudoju ausines. Viena, kad jisai negirdėtų, kas vyksta, kas pabaigė darbą, o kita, taigi yra įrašai, kad jis pats klausytų, žiūrėtų, nes labai mėgsta ir moka, geba kopijuoti. Taigi mažais tai žingsneliais. Dabar jeigu įrašas man pasirodo, kad yra tokių etapų įraše, kad tiesiog nedarysime mes to etapo ar per daug to sutrumpinti, tai aš turiu tokią programėlę ir paimu ir apkarpau, įsikarpau pagal save įrašus, prisitaikau. Taip, jeigu įtraukiu naujų elementų, tai kaip sakoma, geriau einu vaikui parodau, negu daug kalbu. Pasufleruoju, paimu už rankytę su pelyte, pavedžioju rankytę su pelyte, parodau, kur reikia, kaip eiti, kaip padaryti. Taigi tokius reikalingus veiksmus, kad nekiltų problemų. Dar ką labai naudoju ir patinka, kad mokinys mokiniui. Sako, kai mokinys mokiniui paaiškina, tai labai gerai supranta. Tai tikrai labai mėgstamas mano metodas ir vaikų mėgstamas, tikrai vieni kitiems labai padeda. Ką dar naudojau? Mums jau 4 metai atsirado mokykloje tokia naujovė inžinerijos programa. Tuščia, nieko neturėjom, viską kurti reikėjo. Ir šiemet, kai tik mums medijos ir audiovizualinė inžinerija. Čia man vedliai pasitarnavo, būk tas genijus, saugumas, įvairios nauda, žala. Tai čia mes pasinėrėm su vaikais ir pernai dirbome, aišku, ir šiemet. Tai ką mes išbandėme, kad kuo mažiau ruoštis, tai pirmiausia,
išbandėme duok 5 labai patiko žaidimas. Ten save apsibūdino visi vaikai ir paskui išsiaiškinom, pagal ką jisai davė tam vaikui 5, kodėl jis juo pasitikėjo, kodėl būtent jam davė 5, ne kitam vaikui. Toliau, ką mes dar darėme, tai labai karpymo užduotėlės patinka, kur yra paveikslėliai, tai tikrai atspausdinu ir karpome, dėliojame, piktogramas dėliojome. Patiko kurti gudrų slaptažodį, kaip pats suvedė ir kompiuteris paskui sumetė įdomų tokį tikrai labai gudrų slaptažodį. Toliau dėliojom nuotraukas atspausdinus, dėliojom, kurias talpintų, kurias netalpintų apie saugų internetą. Dar kaip sklinda, kaip asmeninės, kad neplatintų, tai tiesiog iš virtualios erdvės mes perkėlėm į klasę. Jis sugalvojo kažkokią tai paslaptį, tą paslaptį pasakė tam draugui, kuriuo labai pasitikė. Ir paskui parodėm tas draugas savo draugui ir taip toliau, ir taip jo visą paslaptį sužinojo visa klasė. Taigi parodėm labai gražiai žaisdami, kaip plinta paslaptys. Fantastika. Ką dar mes išbandėm, aišku, ir kūrybinės technologijas, tai tą pasirink kadrą ir bandėme dar labai atpažinti tą balso tonas, paveikslėlis, garso ir paveikslėlio dermė. Tai susidėliojo labai gražiai, nes turime mes klasėje ir planšetinius kompiuterius ir kiekvieno vaiko vardas, tą patį planšetinį kompiuterį naudoja vienas vaikas, kiekvienam atskirai. Tai susidėliojo jis tas visus paveikslėlius su įvairiom ir paskui rašinėjo ir klausėm, ar dera, ar nedera ir kodėl taip aptarėm. Tai irgi labai linksma, patiko tokia užduotėlė gana ir emocijas, aišku, vaikas įvardino. Ką dar yra pateikta labai daug situacijų iš vaikų gyvenimo šitam modulyje. Na, ypatingiem šitiem vaikam per daug, todėl aš tikrai sumažinu apimtį atspausdindama ir atrenku tai, kas būtų aktualu ir suprantama. Žodyną, kai aiškinomės, tai tiesiog atprinteriavau žodelius ir tokiu žaidimo būdu, ne virtualiai, bet traukė ir aiškinomės, kokį žodelį įsitraukė ir įsiaiškinam, ką reiškia tas žodelis. Toliau, ką mes čia kompiuterį turim, tai gal tiek tokių pagrindinių, aišku, ne vien ir iš vedlių, ir labai žaidimas, tiesa, Interlandą žaidėm, gana sunkus, ir aš pati bandžiau, ir tikrai klaidelių padariau, bet vieną kitą dalį mes įveikėm kartu, bet žaisti labai mėgsta ir labai patinka mano vaikučiams. Tai gal tiek iš mano tokios trumpai patirties, nežiūriu į laiką. Ir ką noriu patarti, jeigu yra mokytojų, kurie dar nedraugauja su vedliais, tai tikrai siūlyčiau draugauti, nes tikrai pirmiausia, tai labai saugi aplinka vaikui, draugiška aplinka, gausu medžiagos, tai reikia atsirinkti, medžiaga pritaikyta tikrai įvairaus amžiaus mokiniams, mes padarom ir kartais ir pirmokų užduotėlės ir ne visada įveikiam be pagalbos, taigi atsirinkti reikia, prisitaikyti mokinukams reikia, labai mažai teorijos, labai daug praktikos, didžiausia pagalba yra vaizdo įrašai, o pratybos tai super jėga. Taigi labai labai ačiū visai vedlių komandai. Oi, ačiū Nijolė, man taip smagu buvo jūsų klausyti ir metodikų, ir kad taip tokios šviesos daug vidinės turit, spinduliuojat, ir aš galvoju, tik tais tokį trumpą remarką, ar ne, kad mokytoja, jinai čia, mokytoja Nijolė vardino įvairias užduotis, ar ne, ir duok 5, ir atpažink klastotę, ir kaip sklinda informacija, ar ne, ir įvairūs metodai, ar pritaikyt šiek tiek virtualiai, ir tada, aišku, galima ir klasėje. Tai visą tai jūs galite irgi
prieiti ir rasti, nes Būk interneto genijus, čia yra Būk interneto genijaus programos ribos ir jūs galite visą tai pasiekti visada atvirai ir šis modulis jis yra prieinamas visiems mokytojams. Tai tiesiog arba susikurkit bandomąją versiją, arba jeigu turit mūsų paskyrą, eikit, pasižiūrėkit ir kaip šiandien ir jūs rodė susitikimo pradžioje, mes esam papildę užduotis, kai kurias šiek tiek labiau jau paruošę ir vaikams su įvairiais individualiais poreikiais, tai tiesiog šiek tiek kitaip medžiagą pateikia. Tai labai labai ačiū Nijoliai. Labai būtų įdomu, jeigu yra kokių klausimų, aš taip irgi žiūriu į laiką, ar ne, bet jeigu būtų gal koks klausimas dar iš praktikos ar mokytojai Nijoliai, ar Renatai, tai tikrai mielai dar galėtume ir pagarsinti, nes kol kas matau, kad dėkoja, mokytojai dėkoja, o įdomu, ar neturime mes gal kokio ir klausimo iš praktikos, kokį vieną įduosim ir tada jau skirstysimės, ar ne? Na, matau. Čia jau toks daugiau techninį klausimą Raminta užduoda apie tai, kad ne visada pratybose pavyksta įkelti projektus. Tai gal atsakys jum asmeniškai, aš dabar gal ir stipriai nepakomentuosiu, nežinau, galbūt nebent mano kolegė Justė turėtų tokį dabar greitą atsakymą, nes matyt nėra aišku, ar čia yra nuoroda, jūs kalbate, ar apie failą. Taip, aš kaip tik rašiau atsakymą, tai galiu pakomentuoti, kad greičiausiai netinka failo tipas. Tai į pagalbos skiltį tiesiog atsiųskite nuorodą užduoties, apie kurią kalbate ir mielai padėsiu surasti, kokį failo tipą reikėtų kelti. Nu va, puikiai. Tai matau, kad taip, naudingi patarimai, o klausimų kažkaip dabar neturi mums auditorija. Tai aš labai labai noriu jums visų pirma padėkoti tie, kas čia susirinkot, mokytojai. Man atrodo, Renata labai gerai įvardėjo, ar ne, kad jau tie, kas atėjo, tai tikėtina, kad jums bent jau smalsu ir rūpi ir galbūt kažkokią vieną ar kitą mintį jau galvojate, ar ne, kaip galite pritaikyti medžiagą. Tai labai ačiū, kad susirinkot, galbūt linkiu kažkokį vieną kitą idėją ir pritaikyti, ką pasakojo Renata, pabandyti ar paskaidyti užduotį, ar pagalvoti, kaip labiau sustruktūruoti, ar ne, ir bet kokiu atveju pabandyti skirti to papildomo dėmesio, net nepabandyti, bet iš tiesų ir skirti, nes žinoma, kad tie individualūs poreikiai reikalauja jūsų papildomo dėmesio, resursų ir kaip mokytoja Nijolė dalinosi, tikrai pasiruošti, papildomai įvertinti kiekvieno vaiko gebėjimus, tai suprantu, kad ir daug, bet manau, kad tik tai ir gali tas toks švelnumas ir tada padėti jums klasėje sklandžiau judėti ir vaikams svarbiausia patirti vienur ar kitur tą džiaugsmą, sėkmę, kuris būtų motivatorius toliau dirbti, ar tai būtų informatikos pamoka, ar tai būtų bet kuri kita pamoka. Tai labai labai ačiū Renatai už pasidalintas metodologijas. Mano komanda jau klausė, ar pasidalinsit skaidrėm, nes bus aktualu. Ir ačiū labai Nijolė, kad mokot vaikus ir kad pasistengėt ir tikrai skiriat to papildomo laiko. Ir jeigu kaltų kokių klausimų arba pasidalinimų, kad ir po šito renginio, tai liks laivas, tai visą laiką Facebooko komentaruose galit pasidalinti, mes atsakysim, arba parašyti mums į pagalbą. Tai bet kokiu atveju manau, kad čia yra tik pati pradžia, tema yra labai didelė ir manau yra labai labai daug ko mokytis. Ir poreikių yra labai įvairių, ir vaikai yra labai skirtingi ir įvairūs. Tai bet kokiu atveju iš vienos pusės iššūkis, iš kitos pusės, kaip, vis verčia ir mus, ar ne, vienaip ar kitaip ieškoti, kaip galim būti naudingi, padėti. Čia kalbu visai bendrai, tiek kaip mokytojai, kaip švietimiečių bendruomenė, tiek visi, kas esam čia visuomeniai. Tai nežinau, gal Renata, nebent dar nori kokią mintį tarti, taip žiūriu. Ne, ar ne? Tai gerai, tai ačiū labai ir tada ką, gražaus jums vakaro. Ir kitą ketvirtadienį mes turėsim antrą dalį šito renginio. Tai jau bus praktinė užduotis daugiau ir irgi labai labai kviesim jūs sudalyvauti. Tai
Ačiū labai visiems ir Ačiū. iki. Viso gero. Ačiū. Ačiū labai, Renata. Ačiū, viso gero. Viso mokytojai. Gražaus vakaro.